Ar norit parodysiu, kaip iš priemonių, kurias beveik visi turite namie, galima pasidaryti randų vaškų ir po to iš jo formuoti įvairiausias žaizdas. Jums reikės vazelino, kvietinių miltų ir bet kokio makiažo pagrindo, kad galėtumėt pakoreguoti spalvą. Vazeliną maišome su miltais, santykio tikslaus nepasakysiu, nes reikia tiesiog pajausti tinkamą konsistenciją. Tai ką dabar esu susimaišiusi, nėra gerai, reikia dėti daugiau miltų, nes neturėtų būti tokia taki konsistencija. Galiausiai turėtumėt gauti kažką tokio, kad būtų lengva formuoti. Kai esu jau patenkinta su konsistencija, aš įdedu šiek tiek makiažo pagrindo. Tik nepersistenkit su makiažo pagrindu, nes vėl pasikeis konsistencija ir reikės dėti daugiau miltų. Kad mūsų padaryta masė kibtų ant veido, aš tose vietose, kur planuoju žaizdas, pasitepiau skysto latekso. Ir tada iš turėto rutuliuko aš pasidarau 2 tokias dešreles. Kai susiformuojam žaizdą, aš skysto lateksu praseinu pro viską ir užfiksuoju. Kai lateksas išdžiūsta, žaizdas galite judinti, liesti, daryti ką norit, jos niekur nejudės. Už kameros pasitengsiu savo veidą ir galėsime keliauti prie įdomiausios dalies. Su tamsiai raudonos spalva įsipešiame į žaizdos vidų ir aplink lūpas, o su šviesesne šalia patapšnojame. Į žaizdos vidų taip pat įdedame sukrešėjusio kraujo. Ir viskas.